Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Nepaklaustas joks klausimas. Abraomas užaugo apsuptas prietarų ir pagonybės. Netgi jo namiškiai, dėka kurių buvo išsaugotas tikras Dievo pažinimas, pasidavė viliojančiai aplinkos įtakai ir jie tarnavo svetimiems dievams, o ne Jehovai. Abraomui atėjo Dievo žinia: eik iš savo gimtojo krašto, savo tėvo namų, į kraštą, kurį tau parodysiu. Pradžios 12 skyrius, 1 eilutė. Tam, kad Dievas galėtų patikėti jam tokį atsakingą darbą, šventų žodžių saugojimą, Abraomas turėjo palikti savo ankstesnio gyvenimo aplinką. Abraomo besąlygiškas paklusnumas Dievui yra vienas iš nuostabiausių tikėjimo įrodymų, randama visoje Biblijoje. Abraomui tai nebuvo lengvas išbandymas, iš jo buvo pareikalauta nemažos aukos, su jo šalimi, jo giminėmis ir jo namais jį siejo stiprus ryšiai, tačiau jis nesusvyravo atsiliepdamas į kvietimą. Jis neuždavė jokių klausimų apie pažadėtą žemę, ar dirva yra derlinga ir klimatas teikiantis sveikatos, ar šalyje vyrauja taikinga aplinka ir ar bus suteiktos galimybės prabangiai gyventi. Jam laimingiausia žemėje vieta buvo ten, kur Dievas norėjo, kad jis būtų. Daugelis yra vis dar išbandomi kaip Abraomas. Jų gali paprašyti mesti karjerą, kuri žada turtus ir garbę, palikti artimą ir pelningą draugiją, atsiskirti nuo artimųjų ir eiti ten, kas atrodytų reikalauja savęs išsižadėjimų, sunkaus darbo ir aukos. Dievas jiems yra paskyręs darbą. Kas yra pasiruošęs, apvaizdai pašaukus, atsisakyti planų ir artimos draugijos? Kas prisiims naujas pareigas ir žengs į naujas, neišbandytas vietas? Tas, kuris taip darys, turi Abraomo tikėjimą ir su juo pasidalins visa pranokstančia šlove, dėl kurios šio laiko kentėjimai nieko nereiškia. 2 Korintiečiams 4 skyrius 17 eilutė ir Romiečiams 8 skyrius 18 eilutė. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.